Tai sveiki visi, ačiū, kad susirinkote. Stengsimės tilpti į valandą, tai gana informacija visa bus suspausta. Pirmoji dalis, sakykime, pristatysiu bendrai, kas yra HPP, galbūt tiem, kurie nežino apie HIP partnerio programėlę. Tiem, kurie žino, galės įtvirtinti žinias būtent jau su Algirdo dalimi. Tai gal tada nelauksime ir pradėsiu. Tai dažnai montuotojai pradėję dirbti su kameromis arba kita Hikvision įranga, dažnai teiraujasi, kaip galima padaryti vieną ar kitą sprendimą, kaip suaktyvuoti kameras, kaip stebėti būseną. Ir čia ir būtent ateina ta HIK partnerio programėlė, kad palengvinti kiek įmanoma darbą patį pačiam montuotojui. Tai ar tai būtų pradedantysis ar jau pažengęs, yra labai didelė gausybė tų įrankių, kurie padeda tiek stebėti, tiek atnaujinti pačius įrenginius, tiek padėti jau įrangą, sakykime, galbūt suprasti, kas jai nutiko ir panašiai. Algirdas tikrai papasakos nemažai apie praktinius dalykus, kaip padaryti vieną ar kitą dalyką. Tai aš daugiau gal, sakykime, susifokusuosiu, kokios naudos yra būtent naudojantis kasdienėje, kiekvieną dieną tą programėlę. Tai, sakykime, mes prisidėję būtent tuos įrenginius turime, pavadinkim, kaip lojalumo programą, už kiekvieną pridėtą įrenginį gauname 300 taškų, kas yra 3 eurai. Kur tuos taškus mes galime panaudoti, tai yra labai visa gausybė skirtingų panaudojimo būdų. Būtų nuo kažkokios Hikvisiono atributikos, tai gali būti gertuvės, kuprinės, maikės, užrašinės ir panašiai. Turime tada Hikvisiono ir Hilooko produkcijos kameros įvairiausios, kurias galime būtent įsigyti už tos taškus. Kai kurios net prekės yra, sakykime, su geresnė nuolaida negu šiaip pirktume. Ir žinoma, turime akciją, kuri tęsiasi dar porą mėnesių iki birželio pabaigos, kad galime būtent surinktus taškus per BK išsikeisti į kreditinę sąskaitą arba pinigus tiesiai į savo sąskaitą, bei galime būtent, sakykime, tą kreditinę panaudoti į ar prekių krepšelio BK grupėje, ar būtent remontui bei kamerų dažymui. Tai tikrai klientai aktyviai gana tuo naudojasi ir tikrai rekomenduočiau nepabijoti tie, kas ar rečiau naudojatės, ar galbūt dar nepabandė, tiesiog pabandyti arba vėl prisiminti tą pačią programėlę. Tai ta pati programėlė dažnai irgi atsinaujina, tai nebijokit pašniukštinėti. O irgi dar, kas labai skatinu būtent ateinantį mėnesį pasinaudoti dažniau, nes bus laimės ratas, tai ten irgi įvairiausios produkcijos galima bus gauti bei taškų. Tai tas kiekvieną dieną prisijungimas ir rato prasukimas gali atnešti tos daugiau naudos būtent jums. Tai tikrai, jeigu kažką ar po seminaro ar dar kažką būtų kokių klausimų, tai ar su manim ar su Algirdu susisiekus, tikrai pasistengsim atsakyti. Na, tada perlisiu daugiau pratesti Algirdui, papasakosiu apie praktinę dalį. Sveiki visi. Ko nepaminėjo Remigijus, tai svarbu ir užakcentuosiu, kad kiekvienas sudalyvavęs šitam seminare gaus po kiek Remigijų taškų 2000, taip. Ir tie, kurie bus aktyvūs seminaro metu, tai yra po seminaro atsakys į anketos klausimus, dar gaus po 2000 taškų. Svarbu, kad tie taškai jūs galite naudoti juos tik tai turėdami paskirą, bet ir autentifikavę įmonę. Tai šitos dalykus aš papasakosiu šitiek plačiau. Dabar, aišku, prieš mokymus turėt susikūrę paskirą. Klausimas, ar visi turit čia esantis, ar yra klausimų, ar buvo kažkokių problemų susikuriant paskiras? Galit parašyti, gal tu Remigijau gali jungti garsiakalbį, kad galėtų pasisakyti klientai. Aš įtariu, kad nemaža dalis turi, nes mes sąrašus turim tos, jos patikrinom, tai tiesiog svarbu paminėti, kad po mokymų gausit anketą. Jeigu nepavyktų anketos užpildyti per tą HIK Partner Pro platformą, nes jinai turi ir mokymo tam tikrą sekciją, tada parašykit, atsiųsim informaciją, kaip tą dar kitaip sutvarkyti. Tai žodžiu dabar taip, atsidarote savo
telefonus, nuskanuoti QR kodą, kuris yra kitoje pusėje mūsų pokalbėje. Tai mano dabar šiandienos tikslas trumpai prabėgti ir susikoncentruosiu aš pagal auditoriją daugiau į esamus klientus, šiek tiek irgi bus naudingos informacijos ir naujiem klientam, nes realiai tai yra montuotojų programėlė, tai yra GeekPartner Pro platforma, kuris supaprastina jums dalykus, konfigūruojant ir prižiūrint sistemas. Tai jeigu taip trumpai tariant, Geekvisionas turi daug programų, sprendimų, bet kas liečia cloudinės platformas, tai yra instaliuotojų programėlė GeekPartner Pro. Ją galite naudotis per telefoną, per web naršyklę, vėliau ir parodysiu tos funkcionalumus. Svarbu akcentuoti, kad kam jinai skirta. Tai yra montuotojams sistemų integratoriams, perpardavimams paslaugų ir taip toliau. Ką jūs gaunate joje? Ne tik tai įrenginių priežiūrą, nuotolinį konfigūravimą ir taip toliau, bet galite pasiekti ir įrankius, tam tikrus toolsus, kurių pagalba galite pasiprojektuoti kameras, nusipaišyti gitmapus, ką aš vėliau ir parodysiu, rasti informaciją apie produktus. Plius turėti ryšį su klientu. Klientas gali matyti vos ne tokius gerus dalykus kaip įmonės prekės ženklo atvaizdavimą ir panašiai. Toliau, jeigu taip peržiūrint į antrą dalį, nes pirmoji daly parodysiu bazinius funkcionalumus, o antroji daly, tai čia po 15 minučių, naujienas ir dažniausiai naudojamos funkcijas mūsų montuotojų. Tai toj daly irgi svarbu supažindinti, gal kas mažiau esate dirbę su Geekvisiono produktais, tai yra labai svarbu paminėti, kad eConnect programėlė yra naudotojų programėlė, jinai skirta naudotis paslaugom, ką reiškia naudotis, yra peržiūrėti vaizdo įrašus, tiesioginę transliaciją, gauti pranešimus apie alarmus nuo įvairiausių sistemų ir panašiai. Jinai skirta yra naudojimui. Grįžtu skaidrę atgal, GeekPartner Pro montuotojų programėlė yra skirta priežiūrai, lengvesniam konfigūravimui ir kitiem dalykam. Dabar kas dar svarbu paminėti, kad ta pati eConnect programėlė yra asmeninis režimas ir įmonių režimas. Tai čia labai nesiplečiam, jums svarbu supras, kad jeigu jūs naudojat ir turi daug, ir jūsų klientas įrenginių asmeninių, kad jie nesusiplaktų į vieną asmeninį su įmonės įrenginiais, jūs kameras galite perduoti į eConnect Team Mode, į tą režimą. Kaip tai atrodo? Ta visa paslauga, eConnect Team Mode'as atrodo taip. Iki 32 kamerų jinai yra nemokama. Toliau yra įvairiausių kitų funkcijų ir apsaugos centralę galite pridėti, vaizdo telefonsvinės, interkomus iki 2 kamburių ir taip toliau. Ir tai yra labai patogu, nes eConnect programėlė jau bus atskirti asmeniniai daiktai nuo šitų įmonės arba verslų. Ir tai yra dar kiti patogumai. Yra paprašiau administruoti, peržiūrėti langus, tai tiesioginį vaizdą, pavyzdys susidėlioti grupės, jeigu yra didesnis įmonių, tarkim, patalpos ir taip toliau, peržiūrėti, administruoti, pakviesti į komandą kitus narius ir panašiai. Tai to ir skiriasi Team Mode'as, kad jis turi daug papildomų funkcijų, kurios, aišku, viršius tos kiekius, jos yra papildomai apmokestinamos, bet nedideliem objektam tai yra labai patogu, nereikia papildomų kažkokių softų, tiesiog per cloudą pasijungite ir žiūrit per web naršyklę arba per aplikaciją. Toliau. Dabar, jeigu taip kalbant nuo pat pradžių, GeekPartner Pro, susikūrėt paskyrą, labai viskas yra paprasta, galbūt kas dar neturit paskyros bus naudinga ar programėlė per Play Store'us atsisiunčiat GeekPartner Pro ar čionais. Sukūrimas vyksta labai paprastai, pasirinkot regioną, kas esate, tarkim, instaliuotojas, supildė duomenis, sukūrėt, paskyrą susikūrė. Čia minutės 2 reikalas yra sukurti. Kai paskyrą sukursite, jinai bus nepilnai autentifikuota, tai yra nebus patvirtinta įmonės. Ką tai reiškia? Tai kaip pavyzdys, turiu kažkokią savo BK Vilnius technikai paskyrėlę. Tai įmonė yra autentifikuota tada, kai patvirtina mūsų produktų vadybininkai, Remigijus, tai reiškia, jūs turite sutartį su mumis. Ir ką tai reiškia? Kad jeigu įmonė yra patvirtinta, tai jūs galite naudotis taškais, Toliau antras, galite naudotis papildomom paslaugom kaip slaptažodžio atstatymai, atrišimai nuo cloudų ir taip toliau. Ir čia yra tas pagrindinis skirtumas. Gauna daug papildomų paslaugų. Tai tarkim, atsidarysiu aš, My GeekPartner Pro. Tai sukūrėt paskyrą ir kaip atliekamas tas autentifikavimas. Jei turit sutartį su mūsų įmonė, paspaudžiat Authenticate,
suvedat dar papildomą informaciją, bet kas svarbiausia, suvedat VAT numerį, įmonės numerį, ten mažosios bendrijos ar kitą numerį, padarot Authenticate, vadyba susižiūri informaciją, viskas tvarkoj, patvirtina ir gaunate jau įmonės autentifikavimą, reiškia, galite pilnai naudotis paslaugomis, jas pirkti, gauti papildomų funkcijų. Jei nėra patvirtinta, tai čia labai paprastai rašo, ką gauna dabar, kai yra įmonė neautentifikuota, tai nemokamai galite konfigūruoti, valdyti įrenginius, tam tikrus dokumentus atsiųsti ir viskas. Kad gaut papildomą šitas naudas, sveikatos stebėjimas, ten įmonės valdymas, brandingas, kas labai svarbi yra funkcija, irgi neužilgo parodysiu, turite autentifikuoti. Tai autentifikavimas labai paprastas, paspaudėte, paleidote ir laukiat patvirtinimų. Jei neturit sutarčių su mūsų įmonė, tai skubėkitės pasirašyti. Toliau, dabar kuo yra ta platforma, programėlė yra ypatinga. Kodėl aš sakau ypatinga, tai yra nusitaupo jūsų laiką, dauguma funkcijų ir paslaugų yra nemokamų, viskas yra mobiliam telefone, intuityvu ir patogu. Dabar, kaip pavyzdys, prisijungsiu prie savo paskyros, kuri jau turi pilnai yra autentifikuota. Ir dabar, aišku, šitus dalykus, konfigūravimus, ką aš dabar parodysiu, galite atlikti ir su pirmąją tą registraciją, bet tarkim, nuvažiavau į objektą, sujungiu įrenginius į tinklą, kaip viskas vyksta. Vos ne kaip su kokius ADP programėlę ir panašiai padarot saito sukūrimą, tarkim, čia objektas, aš dabar neįsiplėsiu. Ir dar čia labai svarbi vietelė. Yra naujovė, ta naujovė jau kokius metus, sakau, yra, bet pagrindiniai dalykai tokie, kad galite sukurti saitą, tai yra objektą. Objektas tai bus įrenginių visuma, visi įrenginiai, vaizdo įrenginiai stebėjimo, telefonsminės, terminalą ir kitą. Bet jei sukursit komandas, jūs iškart galite sukurti iš savo montuotojo paskyros tokį saitą ir jau pakvies klientus ir jie gaus tą G-Connectą į įmonių, team režimą. Tai tiesiog turėkite omeny, kad yra galimybė iš karto padaryti čia. Bet jeigu aš darau įprastą saitą, objektą, kurį perduosiu klientui į asmeninį režimą, tai ir spaudžiu OK. Ir viskas vyksta taip. Dabar aš čia tiesiog persijungsiu greitai tarp tinklelių. Jeigu esate, aišku, su to kompiuteriu tam pačiam tinkle, tai ieškote įrenginių, pajungsiu aš tinklą, parefreshinsiu jį, ir vos neįrandate tinkle arba pagal serinę ir įdėtate čia, spaudžiat next ir įrenginiai prisidės. Tada pasieksit pilną konfigūravimą. Kaip tai atrodys, jau po tų pridėjimų. Tai tarkim, turiu ofise įrašymų įrenginį, turiu kamerą, aš jį pridėjau, iškart pasiūlė paslaugas, tai yra G-Connect aktyvuoti, slaptažodžius sukurti ir turiu konfigūravimą. Tai galiu konfigūruoti ir kamerą arba tiesiog NVR, suvedu slaptažodį. Taip, suvedu slaptažodį, prisijungiu prie įrenginio ir praktiškai konfigūruoju kaip ir lokaliai per web IP adresą, per web naršyklę prisijungus ir panašiai. Turiu čia porą kamelėlių, visi pilnai nustatymai pasiekiami ir tokie dalykai. Dabar, kaip atrodo per mobilią programėlę, tai parodysiu. Tai irgi turime tą patį saitą, jau informacija yra sinchronizavusis, tai ką aš pasiekiu. Rodo, kad įrenginys yra vietoje, matau tam tikrą kolegos kamerą, mes čia buvome, esame užsidėję mano kamerą, galim pastebėti iš šono, aišku, vaizdas užšifruotas ir pasiekėm visus konfigūravimus, atliekam konfigūravimą ar per mobilų telefoną, ar per kompiuterį. Kas svarbu yra šitoje vietoje, kad visi tie dalykai jūs galite atlikti ir per nuotolį konfigūravimus. Jeigu atliekat sistemos paruošimą vietoje, tada išvykstat, galite dabraižyti linijas, atlikti nustatymus, pakeisti grafikus ir taip toliau. Apie kokią 90% nustatymų praktiškai galite pilnai pasiekti per šią programėlę ir tai yra nemokama, tai visi įrenginių konfigūravimai. Tai jums reikia port forwardų, papildomą kažkokiu tai rūpinimuose, kad pasiekti įrenginius. Svarbu, kad būtų naudojamas cloudas. Yra G-Partner Pro ir G-Connect. Dabar dar svarbi vieta. Kas dirbat su šią platformą,
visada rekomenduoju irgi pasižiūrėti, vat kaip dabar, kaip pavyzdys, turime naujus daiktus, tarkim, telefonspinės. Ten FV 6114 ieškom, jie dar nėra suderinamumo sąraše, tai tiesiog, jeigu yra nauji daiktai, reiktų pasižiūrėti suderinamumą, ką tai reiškia. Greičiausiai nepasieksit pilno konfigūravimo per nuotolį, tai va toks ir skirtumas, bet jei kažkokią senesnę telefonspinę pasirinksim, tarkim, yra suderinama, praktiškai pilnai pasieksite konfigūravimo nustatymus, peržiūros ir taip toliau per šią platformą. Toliau. Dabar trumpai prasibėgsiu, kaip atrodo tos bazinės funkcijos. Taip. Kolega minėjo, tai taškus galite irgi gauti už kompanijos sukūrimą, tai yra įmonės autentifikavimą 1000 taškų, už įrenginių pridėjimą. Va šitoj vietoj ir pirkti programėlė yra vieta pasirinkimas, bet galite pirkti ir dovanas, aišku, įmonė turi būti autentifikuota, tai irgi įvairiausius kuponus, prekiam, tada papildomom paslaugom, kaip papildoma paslauga čia yra parodytas co-brandingas, tai yra įmonės atvaizdavimo paslauga. Ir aš jums parodysiu, kaip tie dalykėliai veikia. Šitą paslaugą mes ir sugalvom nebereikalo tą 2000 taškų dovaną už dalyvavimą, nes šita paslauga yra ta, kurią privalo turėti. Ir kaip tai atrodo? Nu, tai tarkim, jeigu klientas yra surištas su jūsų Geek Partner Pro paskyra ir Geek Partner Pro paskyroje yra jungta šitas co-branding paslauga, tai viskas atrodo taip jo kliento programėlė. Tai va, jeigu jisai vaikščioja po programėlę, visur šmėžuoja, refreshinant, perina tarp langų BK grupės logotipas, matot. Tai jau yra paslauga, kuri jau programuoja, ne? Kaip sakau, jūsų logotipo ir kažkokie yra pardaviminiai momentai, kurie gali po to jums padėti. Jeigu paslaugos nueis irgi, tai yra jūsų logotipas, informacija apie jūs, bet yra, manau, tikrai labai verta dėmesio paslauga. Važiuojam toliau. Galvoju dabar taip, pagal laiką aš nesiplėsiu į pildomas paslaugas. Taip, visas papildomas paslaugas, kalkuliatorius, įrankius galite rasti support skiltyje arba programėlėje lygiai taip pat ir bus support skiltis. Tenais galėsit pasiekti irgi grupinius konfigūravimus, disko talpos skaičiuotuvus, kamerų parinkimus ir dar yra pora dalykėlių. Geek Partner Pro Designeris ir Geek Tools Designeris, kurie aš jums neužilgo papasakosiu. Dabar žiūrėkit, kad jums nebūtų nuobodu, kol čia pradžioj su tais registracijom užtrukom, aš jums parodysiu naujieną. Tai yra, turi ir programėlė būti atsinaujinta. Prieš gerą savaitėlę atsinaujino mūsų robotukas, chatbotas. Tai galim sakyti trumpai dirbtinis intelektas. Ir žinokit, jisai veikia labai neblogai. Pagrindiniai privalumai šito roboto, jis gali jums padėti surasti techninę informaciją. Nu, jeigu pasirinksit skiltį, ne techniką ar support. Tada product features, produktus vedant apie juos daugiau informacijos gausit, bet aš jums įmesiu porą raktinių žodžių. Tarkim, jei robotuko paklausite, pavyzdžiui, kaip sukonfigūruoti tandemvų kamerą, ne? Galime lietuviškai rašyti, aišku, jis informacijos ieško anglų kalbą, savo dombazėje, bet aš įvesiu tiesiog tokį trumpą informaciją, čia dažniausiai užduodami klausimai. Tai va, kaip sukonfigūruoti trackingą, ne? Tada atsidaro PDF-ai, instrukcijos, how to, ta prasme yra svarbi informacija. Jei kažko robotukas neras, jisai jums parašys, bet yra daugiau papildomų dalykų, kaip tai konfigūruojama per web interfeisą. Tada instrukciją galite pasiekti. Dar vienas iš dažniausiai užduodamų klausimų, privalau pasakyti, kaip surasti serijinį numerį ant kiekvieno įrenginių. Parašom, how to find serial number. Tai va, jums prieš skambinat į techninį suportą, robotėliai įmetat šitą reikaliuką ir jums išmeta programėlę, va, kur galima rasti serijinį numerį. SADP atskira eilutė, tada aiškant pakuotės, tada prisijungus prie sistemos nustatymų, taip toliau. Ir visi paaiškinimai, nes kiekvieną dieną gaunam šitus klausimus. Dar vienas dalykas, kaip ir pavyzdys, kaip jums kažkokį garso nustatymus, kaip aktyvuoti Geek Connect. Ne, būna turbūt gal daugiau naujiem klientam, mažiau su kiekvieno produktais dirbantiem. Ir parodo jums. Ir jisai parodo, net paima iš kartėlės nustatymo, ne,
kaip tą atlikti per YouTube nuorodas įdeda ir taip toliau. Tai yra, manau, neblogai veikiantis algoritmas. Taip yra pradžių, kurių gali jis nesuprast. Tai yra, tas robotas nesenai paleistas, AI tas vadinamas dirbtinis intelektas, jis tobulėja ir manau, čia irgi su laiku jis dar daugiau informacijos jums pateiks ir tikrai bus kaip į techniniam žmonėm labai reikalingas įrankis. Dabar toliau. Čia ir vadyba galėtų suklust šitoj vietoje, arba kas iš montuotojų užsiema projektavimais, įrenginių parengimais ir taip toliau. Tai va dabar geriau parodysiu šitą visą funkcionalumą per web naršyklę. Labai gerai veikia produktų paieška, ne, ten nuėjus į produktus, įvedus produktą, jei žinot jo, ne, kažkokią informaciją, galite apie jos tą produktą gauti visą specifikaciją, bet svarbi funkcija yra palyginimo. Tai va čia va šone dega VS. Susidėjau large scale 3 kameras, ne, 3 lęšių, 5 serijos, 7 serijos, padarau compare, iššoka palyginimas produktų, vienodus pašalinti, turim specifikaciją, galite atsisiųsti, kitaip eksportuoti ir tai yra tikrai geras įrankis, kartais ir pats įnaudoju, jeigu kažkokius dalykus primirštu. Dabar kitas svarbus įrankis, tai yra naujovė, tai yra dizaineris. Ir va tas dizaineris atrodo taip. Galite, kaip pavyzdys testas, tarkim, Algirdas Duka, kažkokią situaciją, sceną susikuriam. Aišku, šitas įrankis dar tobulinimas, bet galima įkelti nuotrauką, tarkim, savo ofiso, kažkokios patalpos arba į žemėlapį. Kas labai įdomiai veikia, į žemėlapį jis labai neblogai nustato atstumus tarp, kažkokių taškų ir taip toliau. Tai aš grįšiu atgal, aš parodysiu, ką aš esu susidėliojęs. Ir čia ir vadybininkams arba tiem, kas ruošiat pasiūlymus, yra svarbi informacija, kaip tai atrodo. Taip, kur mano parking lotas, atsidarau. Čia vakar pasileidau BK Vilniaus oficėlę. Aš jį pasileidau, nusibraižiau šalia pastato, čia 4 sienas ir dedu kameras. 4 megapikselių kamerėlę susidėjau, tai žiūrėkit, ką turim. Viena kamera, antra, trečia, pasidėliojam atstumą jos. Tuoj pamatysit visą įdomumą. Iš pradžio atrodo gal toks ir vargokas įrankėlis, bet iš tikrųjų visai neblogų dalykėlių yra. Tarkim, 4 megapikselių kameraitė. Taip, čia ne tą pasižiūrė. Tai dabar yra, čia galite ir net vos lauko access pointus sudėlioti, tarkim 2,4 GHz dažnio, kaip jisai skleidžia savo Wi-Fi, ne? Čia yra access pointas pastatytas, aišku, jisai to tikslumo galbūt stebuklai čia ir nebus, bet tiesiog galite išfiltruoti Wi-Fi dažnį, tada kameros. Dabar kaip atrodo kamerų padengiamumas, tai va žiūrėkit, pasirinkti kamerą, čia galite tą kamerą irgi pasikeisti, pridėti kokią nori, 2, 3, 8, 7 G2. Visą informaciją naujausius apie naujausius produktus rasit, ko anksčiau nebuvo ir galėsit juos prisidėti ir palyginti, turėti vos nepatikti pasiūlymą ar po to jį eksportuoti. Tai va, tai jeigu nežiūrint to, pasižiūrim, ką šitą kamerą mato už, jeigu taikinys yra čia, paimsiu šitą kameraitę, tarkim, kai taikinys yra va čia va. Ir matot, kai taikinio, tai yra objekto norima aptikti, atstumą keičiam, bet čia pačia yra DORI reikšmės, tai yra Detection, Observation, Recognition, Identification. Tai dažniausiai norit jau, kad kažko atliktų, ar akusensas vyktų, aptiktų pakankamai tiksliai žmogų, kažkokį objektą, jau reiktų žiūrėti į O raidelę, Observation. Tai va, tai jeigu tokio, iki kokios 18 metrų, analitika veiks labai neblogai, 4 megapikselių kamera. Pasidėliojot plotelį, sudėjot kameras pagal kameros modelį, pagal, kaip sako, objektyvą, pagal židinio nuotolį, jinai rodo kampus ir taip toliau. Ir plius matot, kaip taikinys atrodys už to atstumo, gal čia šiek tiek jis ir pikselių papylė, bet sakyčiau, kad čia vaizdelis, analitikai veiktų neblogai. Jeigu jau norit atpažinti vos iki veido bruožų, tai taip, tai turėtų būti recognition, skill, identification, čia yra jau labai arti. Tai ir matot, aklas zonas, toliau galit pakeisti kameros montavimo, į kampą, aukštį ir taip toliau. Ar čia turit klausimą? Aš manau, aš važiuoju toliau. Čia įrankis yra nemokamas, jį visi galit pasiekti ir jisai yra produktų skyriuje.
Dabar dar vienas įrankėlis, tai irgi, kuris turėtų patraukti vadybos dėmesį, tai yra Victools Designeris. Čia jau sakyčiau, yra šiek tiek profesionalesnis į reikaliukas, bet aš jį turiu parodyti, kuris galite irgi kamerą susidėlioti, vos ne 3D vaizdą pasileisti. Ir kaip tai atrodo. Jums irgi tai reikia turėti prisiregistravus prie tos sistemos, čia gali dar kartą paprašyti. Tai tiesiog iš to partnerio paspaudžiam dizainerį, užtenka tų pačių prisijungimų ir papuolu į rimtą įrankį. Taip, nu ir ką, jeigu nuo nulio viską darant taip, nu tai galima dėlioti įrankius, tai yra, atsiprašau, produktus parinkti ir taip toliau, bet jei norite dėlioti žemėlapį, tai tada galite iškart bėgti į žemėlapį ir kelti kažkokį planą, bet aš turiu paruoštą situaciją. Kaip tai atrodo irgi, įkeliam žemėlapį. Lygiai tą patį, ką čia prieš tai žaidžiau, bet čia jau situacija tokia irgi. Susidėliojot panašius dalykus turit, gal čia šiek tiek vizualiai yra gražiau, matot, dori reikšmės, ne? Pridėliau čia objektų, autobusų, medžių. Ir ką mes turim? Pasispaudžiu šitą 3D vaizdelį, galim čia irgi gražiai matyti pagal kameros kampus, kaip objektas atrodys, ne? Ui, išsijungia. Kaip objektėlis atrodys, tada perėti 3D vaizdą, pakeisti montavimo kampus dar kartą. Tada, aišku, jos pakeitus atstumai, aptikimo mažės, didės ir taip toliau. Aukštį reguliuota, ne, montavimo, kas irgi svarbu, pagal tai įsivertinus galite irgi atsispausdinti, vos nepatik pasiūlymą ir būti ramus, kad kamera veiks neblogai. Nu ir va, matot, ką kamera mato pro savo langą. Nu tai žmogus čia kažkur įmestas, tada ten tolimojo medis, nu, čia kaip pavyzdį rodau. Bet yra tikrai klientų, kuriam esu rodęs šitos įrankius ir manau, kad jie juos naudoja sėkmingai. Tai va. Dar vienas įrankis, kur galite iš Geek Partner Pro papulti į projektavimą, nu, įrankių parinkimą ir gauti visas specifikacijas, ką galite rasti data šitose, bet čia labai gražiai tai yra įrankis atvaizduoja kamerų aptikimo atstumus. Tokie dalykėliai. Toliau. Dar kartą labai trumpai parodysiu 100 papildomas funkcijas, kurias galit gauti nuo autentifikavę įmonę. Ir tai va dabar taip, kas liečia tas papildomas paslaugas, nu tai irgi jeigu esu bendram lange, tą informaciją galiu visą rasti, bet man dabar yra svarbiausia, ką aš galiu gauti už dar papildomus, ne, už taškus, tarkim, panaudojant servisus, paslaugas ir panašiai. Tai va parodysiu pavyzdį. Tai yra mano paslaugos, ką dabar turiu užsakęs, tai jeigu esu užsakęs, nu, sobrandingą, jisai įsijungia labai paprastai, pasirinkus tą paslaugą, kur čia nuvažiavo, va, sobrandingą, aišku, jisai pas mane dabar yra aktyvuotas, su juo viskas tvarkoja ir paslauga pradeda veikti. Jeigu klientas pasidalins su jumis, arba jūs su juo surišti iki Partner Pro su Connectu, turėsite savo prekės ženklo logotipo atvaizdavimą. Dabar toliau. Kas dar svarbu yra Health Monitoring, tai yra paslauga, kuria irgi yra numokama arba už taškus perkama. Tai ką pavyzdys, jeigu aš pasirinksiu įrenginį, kuriam naudosiu šitą paslaugą, aš jam galėsiu sukonfigūruoti, kokiose situacijose jisai turėtų siūsti pranešimus. Tai kaip pavyzdys, jisai gali siūsti jums pranešimus, kai įrenginys atsijungia, kamera atsijungia ir taip toliau. Tai viskas atliekama per Health Monitoringo paslaugą ir yra išimčių centras. Ir pas jūs, būtent esant kažkokiems sutrikimams, gausit push pranešimus čianais, kad, nu, tarkim, nežinau, persikrovė įrenginys, atsijungia offline yra įrenginys. Tai va, tai čia yra patogu tos dalykus susidėliot. Toliau. Darbuotojų valdymas. Jeigu turit užsakę šitą paslaugą, tai labai yra patogu, kad turit daug objektų ir, tarkim, darbuotojas A susirgo, tai objektą galite perskirti darbuotojui B. Tarkim, mano atveju, nu, kolega, ne, kai skiriu jam saitą, jisai gali važiuoti, tai reiškia pasiekti visą pilną konfiguraciją. Ir tikrai šita paslauga yra populiarėjanti, jau esu pats irgi nemažai matęs klientų, kurie prisijungia ją naudoja, nes tai yra patogiau. Jeigu norit
pridėti darbuotojus ir turit šitą valdymą, tai galite jau naują darbuotoją pridėti, suvedę jo elektroninį paštą, pridėję jam rolę, saitus, permissionus ir taip toliau. Įmonės apjungt turit, tai yra galite, jeigu, tarkim, įmonė A nori apsijungti su įmonė B praras savo įmonės pavadinimą ir viskas atiteks įmonei A. Tai irgi yra tokia funkcija. Galite susijungti ir yra klientų, kurie, tarkim, dirba su savo kažkokiais tai mažesnėm įmonėm, perėjo į kitą įmonę, sujungė juos, perėjo į tą didesnį įmonę, visi objektai, saitai ir taip toliau. Dabar taip, pereisiu prie pačių populiariausių funkcijų, galbūt ir tų, kurių nežinot, ir esami naudotojai, tai yra mūsų montuotojai. Tai dabar, manau, suklus turėtų tie, kas dėgiat paslaugas intensyviai, naudojatės ir dažnai skambinat mums dėl įrenginių failo atstatymo atrišimo nuo cloudo. Tai parodysiu dabar, kaip momentaliai galite atstatyti slaptažodį nesiuntinėję failiuko. Pasikuriu savo mobilų telefoną. Tai va, tai jeigu atvykot į objektą ir įrenginys yra ne jūsų, nėra pas jūs nei Partner Pro paskyroje, nei niekur. Labai svarbu, kad telefonas atsirastų tame pačiame tinkle, kur yra įrašymų įrenginys. Nu tai aišku, galite ir kažkokius USB, ten adapterius LANo naudot, arba tiesiog prie to pačio Wi-Fi prisijungti. Tai va, tarkim, prisijungiu prie to pačio Wi-Fi, ir noriu konfigūruoti šitą šalia esantį įrašymų įrenginį. Tai ką aš darau? Tiesiog atsidarau SDP Tools ir čia viską parodo visus įrenginius, kurie yra tame pačiame tinkle. Tai mano atveju, aišku, aš tą kamerą turiu, bet tai yra įrašymų įrenginį turiu, bet aš šios slaptažodį aš noriu atstatyti ir pažiūrėsim, ar tai tikrai veikia. Spaudžiu Reset Password, padarau Forgot Password ir žiūrėkit, kas vyksta. Tai man tik tai reikia ką, prieiti prie įrenginio. Jisai iškart sugeneravo į tą trumpą ilgąją SDP eilutę, ką reikėtų daryti jums vos nekopijuoti į šitą telefoną, bet automatiškai pagavus serinį numerį įrenginio, tą eilutę sugeneravo, tai man tai reikia padaryti nuotrauką rašymo įrenginio. Užges gal. Žiūrėkit, padarom nuotraukėlę, kad būtų aiškinai. Kukšt. Darėm susiliejus. Nu gal praeis, turi praeiti. Žiūrėkit, sukėliau nuotrauką, viską sistema sugeneravo, nes mano telefonas yra tam pačiam tinkle. Man svarbu turėti, kad įmonė būtų identifikuota. Dar svarbus dalykas, ką prieš tai minėjau. Paspaudžiu, žiūrėkit, confirm. Pasižiūriu, kada jis tas tiketas bus sukurtas, paspaudžiu submit. Tai reiškia, sistema automatiškai sukūrė tiketą, tai yra keisą, su reset password atstatymu. Padarė submit, tada, tai žinokit, yra sekundžių reikalas. Jeigu sistema automatuku praeina, su seiriniais yra viskas tvarko, yra BK, grupės įrenginys ir taip toliau, 14 sekundžių ir jūs gaunate tą atstatymo kodą. Viskas, žiūrėkit, atėjo, kiek čia praėjo laiko, aplikacija buvo sukurta ir uždaryta. Pasispaudžiu pušą. Ir viską, žiūrėkit, padarė, sukūrė kodą, jis galios 48 valandas, paspaudžiu copy, sistema automatiškai nukelia į įrenginį ir suvedu naują slaptažodį. Padarysiu Hikvision 1. Hikvision 1. Ir štai buvo Hikvision 2. Pažiūrėsime, tikrai veikia. Hikvision 1. Aišku, kad veikia, aš tik tai taip kalbu, nes jau tikrintam daug kartų. Viskas, operacija pavyko, slaptažodis atstatytas, galite jungtis. Tai čia taip maždaug minutės reikalas. Jeigu taip žinant visą procedūrą, turite autentifikuotą paskyrą, atvykote į vietą, tai aišku, įrenginį turite pasiekti, nuskanavot QR kodą, sugeneravo SADPT nuorodėlę, paspaudžiat submit, keisas ten per 14 minučių ateina pas jūs, kodą nukopijavot, įkėlėt, slaptažodis pakeistas. 5 žvaigždės už tokį gerą servisą. Ir dabar patikrinam veikimą. Tai buvo įrenginukas šitas. Pasijungiu. Admin. 1.
Persižegnojam, persijungia viskas. Tai žinokit, jau ne iš vieno kliento, kuris išbandė šitą atstatymo būdą slaptažodžiu, girdėjau, kad wow, čia taip greitai veikia, iš tarnybų didžiųjų ir taip toliau, jei nedarbo metu turit situacijas, ne dėl slaptažodžio atstatymo ir panašiai, tai sutaupysit laiko, nereiks laukti tos dienos, kol kažkas iš mūsų prisės ar pasižiūrės šitus dalykus. Dar svarbus dalykėlis. Tarkim, kas liečia platesnį funkcionalumą, taip pat galite atrišti nuo cloudo slaptažodžius. Tai tą atidarot ant bind device, pasirenkat įrenginį, reikės sukelt nuotrauką, ne? Vėl procedūra prasisuks, lygiai kaip ir iš tai. Jeigu viskas ok, atsirinkti nuo cloudo. Nu tai jeigu tai yra situacija, ne, kad negalit prie Gikoneto pridėti ir kartais nepavyksta, turint administratorių slaptažodį, juos atrišti, naudojat šitą funkcionalumą ir viskas bus be problemų. Remigijau, ar tu girdi mane? Ne vienas aš čia dar, ne? Džiu, viskas tvarka. Viskas gerai, ok, nes kartais ta tyla pradės prie šurmulio bendravimo telefonu. Tai gal atrodo, kad nuo tinklo atsijungęs ir jau vienas savim kalbu. Toliau, ką, dar porą dalykėlių, kas yra svarbu akcentuoti. Dar aš parodysiu šiek tiek apie tą pačią programėlę telefone, grįžtant į pačią pradžią, tai irgi tie visi yra, kaip atrodo telefone, ne, visas tas langas. Jums užtenka praktiškai, jeigu konfigūruojat saito, čia visi tie objektėliai, einat į juos, per nuotolį galite juos konfigūruoti, tada papildomi įrankiai, ką kalbėjom prieš tai, paslaugos viršuje atstatymai, ne, slaptažodžių. Čia galite irgi tą darbalaukį pasidėlioti, šiek tiek jį pakeitalioti. Tarkim, paspaudę more, pieštuką, čia galite įsidėti kažkokius savo patogesnių, ne, įrankių ir taip toliau, kas gali po to jums irgi būti pravartu naudojant ir viskas. Kaip ir matėt prieš tai, tai yra irgi viena funkcija, batch upgrade. Net ir esant pačiam saite, aš vakar tikrinau atnaujinimus, veikia labai panašiai kaip Gai Tools Delivery. Jei tos įrenginius randa, jisai paieško cloud'e naujausio firmaro ir jį pasiūlo ir atnaujina. Ta funkcija irgi veikia. Toliau, nu tai SADP programėlė, žinoma, jau ką ir prieš tai rodžiau, slaptažodžių atsistatymai. Dar viena svarbi funkcija. Irgi montuotojai dažniausiai klausia, o koks yra firmaras naujausias įrenginio. Tai va čia visą informaciją galite irgi rasti. Čia paspaudę, nuskanavę QR kodą, ne, to pačiu įrašė įrenginio, įvedę rankiniu būdu seirinį. Kaip seirinį surasti irgi puikiai žinot. Žiūrėkit, pagaunam čia. Čia parodė viskas. Turime. Pasišarinam tą failiuką, atsisiunčiam į savo, nežinau, kompiuterį esantį, nežinau, per kokį Viberį, WhatsApp ar kitas programėlės, arba tą patį galite padaryti ir per web naršyklę. Per web naršyklę viskas atrodo taip. Taip, įrenginiai. Taip, čia. Reikia pasijungti, aišku, Partner Pro platformą. Taip, tai spaudžiame ant Home. Ir čia pačioje irgi yra visokios informacija ir čia. Atsiprašau, support. Taip, support ir čia yra firmware update search. Čia suvedam. Iš SADP ar iš Geek Tools Delivery pasigauname serinį numeriuką, nukopijuojam, tarkim, kokios apsaugos centralės, tarkim, pasimsiu iš tos kameraitės, čiukšt, nukopinau, suradau, žiūrim ir atsisiunčiu į kompiuterį. Tai yra labai patogu, nu ir sutaupysit laiko. Toliau, kas liečia visus tos keisą, užklausas, jei negaunat pranešimo, kad jinai greitai automatu praėjo, čia stebite, statusą. Visi įrašai, kas buvo atlikta, kas nebuvo atlikta. Ir čia galite pasiekti tą informaciją atstatymo ar kitą. Ir čia viskas pavyko pakankamai greitai. Šitas draftas, neužbaigiau to atrišimo nuo cloud'o.
Tai pagal planelį dar turėčiau jums daugiau papasakoti apie G-Connect modą. Tai va, tai dabar kas yra tas G-Connect modas, jau minėjau. Jums irgi svarbu žinoti, kad jį galite susikurti per G-Partner Pro kurdami saitą arba per G-Connect programėlę. Nu, G-Connect programėlę, jeigu susikursit paprastai per aplikaciją, tai jinai per webą jūs nieko matysit tik tai tokį vaizdą pasijungę. Ir čia galėsit sukurti komandą šitoj vietoj, o jeigu G-Connectą busit pasijungę, ten irgi bus nustatymuose galimybė sukurti team tą režimą vadinamą. Ir čia irgi svarbu nepabijoti, jeigu taip žiūrint plačiau apie platesnės funkcijas, aš jums pasakysiu taip, tai yra labai patogu irgi įmonėse, jeigu tarkim yra naudojami akusik įrašymų įrenginiai, kurie turi tą išmanę paiešką, ne, nu ar kiti kažkokie scenarijai, tai yra tikrai labai patogu pasidalinti tais daiktais su savo komanda, su savo, tarkim, darbuotojais, ne, nes jeigu yra asmeniniai objektai, nu dažniausiai būna turbūt nedideli kiekiai kamerų. Toliau, kas dar ką ir minėjau yra svarbu, galite matyti tos įrašus, tiesioginį vaizdą, susidėlioti tos langus patogiau nei, tarkim, GeekPartner Pro, nes GeekPartner Pro tokių dalykų neturi. Galite to saito peržiūrėti rašymų įrenginio, tarkim, į kelis tos esamus kanalus ir tiek. Čia yra daugiau patogumo. Toliau, kas dar yra svarbu, nu tai taip galite ten filialą sukurti, padalinius, ne, tarkim, įmonės kitus, pridėti jėgos kontrolės telefonspinės terminalus, taip, tada paprastas telefonspinės, įsibrovimų įrenginius, numerių nuskaitimo kameras. Numerių nuskaitimo kameras pridėjus jūs irgi gausite valdymą per programėlę, šlagbaumą galėsit suvaldyti, per webą galėsit įkelti numerius. Tas irgi yra, nu, tikrai patogu. Jei pasieksit limitą, pamatysit, aš manau, Cloud'e turėtų tokias funkcijas, tą vadinamą, tokį kaip cloudinį serveriuką, kaip mini centralas, tai yra patogu. Manau, tai irgi kai kuriais atvejais tai pasiteisintų, kas liečia smulkius verslus. Tai ką, tai jei taip trumpai prasibėgant, ne, labai svarbu irgi, kad gaut papildomas išplėstinės funkcijas, tai yra autentifikuoti įmonę, nu tai yra būti mūsų klientais, tada prasidės visi smagumai. Jeigu to neturit, dar tik pradeda dirbti, tai irgi nebijokite šitos platformos, nes gausit irgi pakankamai neblogus dalykėlius, tai yra įrenginių konfigūravimą, nuotolinę priežiūrą, manau, to pradžiai irgi užtenka. Toliau, žinoma, kas liečia tas nemokimas funkcijas visas, tai yra suporto visi įrankiai. Fermaro teisingai galėsite juos surasti irgi neautentifikavę įmonės, tada, bet negausite, ne, online support key sistemos atrišimo. Kas liečia produktus, tai yra nemokama, galite rasti įvairiausių apžvalgų, tekst zoną, ne, naujienų ir taip toliau. Čia irgi daug yra kitų dalykų, kur galite, nu, sekti, kas yra Geekvision platybėse, kokios naujienos, visokie nauji konfigūravimo, pristatymo video ir panašiai. Ir aišku, tai visi atlygio sistema, jau rodžiau, manau, irgi dalykas vertas dėmesio. Ir kas liečia toolsus, GeekPP dizaineris ir GeekTool dizaineris, mano akim, šiai dienai yra tikrai neblogi įrankiai. Įkėlus žemėlapius, ten galima irgi susidėlioti, ką dar pirmai nerodžiau, ir parodysiu tuoj. Tarkim, savo ofiso planelį. Ką Vilnius ofisą, susidėlioti ten tinklo įrangą, susikūrėm greitai projekčiuką ir pasirenku, tarkim, layoutą, BK Vilniaus ofiso planiuką. Va, greit parodysiu irgi dar tą vidaus, nu, patalpom dėliojant, tarkim, access pointus. Nors vidų galite irgi kamerą susidėlioti, manau, tas įrankis gali jums pasirauti irgi labai, labai neblogai. Ok. Tai va, turime irgi ofisą, mastelį užsidedam, kiek čia būtų, koks 60-50 metrų. Išsaugome, dėliojame įrankius, sienas, kaip pavyzdys. Tarkim, kameras, gali dėti, matyti jų padengiamumą, tada access pointai, va, tarkim, tinklo įrangėlę. VLAN svičiukas, šitai dėsim čia vidury, čia, tam kabinete.
dar kitam. Jisai įvertina sienų storius ir jau plius minus padėlioja, ne, Wi-Fi'aus sklidimą 2,4 GHz dažniu. Jeigu 5 GHz bus taip, tada galim vaizdą perkelti į kamerų matymo lauką ir panašiai. Tai va, tai reziumuojant, nemokami įrankiai, tada papildomos paslaugos, tai kas liečia brandingas, įmonių valdymas, tai yra tikrai labai labai svarbios funkcijos. Nu ir žinoma, tie vadinami slaptažodžio atstatymai, serinių paieška ir produktų palyginimai. Ir žinoma, chatbotas, robotukas, kuris ką tik savo šalmą nudažė mėlyną spalvą, tai irgi jisai pakankamai jum gali pasitarnaut, ieškant informacijos, gaunant ją daugiau susistemintai, konkretesnį. Tai va, tai manau, iš mano pusės būtų tiek, liko 2 dar minutėlės, bet glaustai dar kartą parodysiu savo kontaktus ir dar patikrinsiu situaciją, kiek dar žmogeliukų per tą laiką bandė prisiregistruoti. Tai ką, sąrašėlį turim nemažą, kam nepavyko, kreipkitės į mus ir tada ačiū už visų dėmesį. Iki sekančių.